Nagi, vaikinai, tai ne apie mane, tai apie mokslą. Šiandien nesu laisvai samdomas pranešėjas. Savarankiškai nesprendžiu, apie ką kalbėsiu. Ar žinote, kas yra mano bosas? Hilda. Prieš 10 dienų jį pasakė, reikėtų 2 pranešimų. Vieno tema būtų laimėjimo kombinacija. Tai lengva. Kito pranešimo tema, ką turi pasakyti savo kaimynams nedelsiant, dabar. Aš susimaščiau, Hilda, apie ką tu čia šneki? Sėdim prie savo stalo oro uoste. Išgirdau greitosios pagalbos sireną. Tuomet man kilo idėja. Šiandienos medicinos sistema tapo panaši į skubų, jau išsivysčiusių pasekmių taisymą, o ne į ligų gydymo ar į ligų prevencijos sistemą. Ir kai išgirdau sireną naktį, įsivaizdavau greitosios pagalbos automobilius gatvėse ir jie gatvėse kiekvieną dieną. Jie važiuoja ne tik į eismo įvykius, jie važiuoja į namus paimti skubių atvejų, širdies smūgio, insulto ištiktų žmonių, žmonių sulūžusių klubo sąnario. Skubi medicinos pagalba, štai kuo jie užsiima. Girdi sirenas dieną ir naktį, kartais jos labai arti tavęs. Nežinai, kada jie atvažiuos į tavo gatvę, galbūt pas kažką, ką tu pažįsti. Vieną dieną tai gali būti kažkas iš tavo šeimos, o gal ir tu pats. Paprastai tai yra oficialios medicinos simbolis. Tam tikra prasme, medicinos didvyriai. Bet realybėje tai yra simbolis visko, kas yra blogai šiuolaikinėje medicinoje. Mes neprivalome taikstyti su tokia pagalba. Nes ištikus širdies smūgiui ir insultui, ar lūžų sąnariui, tai paprastai nutinka staiga. Tačiau šios ligos vystosi ilgai ir lėtai. Joms reikia laiko susiformuoti ir tapti rimtomis. Jos vystosi dešimtmečius. Ir tik paskutinę minutę ištikus kriziai, tik paskutinę ligos minutę, labai vėlai ligos procese, jį įsitraukia gydytojai. Mano supratimu, daugumoje atveju tai yra medicinos pralaimėjimas. Žinote, kas tai daro geriau nei mes? Kai kuriuos iš jūsų nustebins atsakymas. Tai rusai. Ieškodamas greitosios pagalbos automobilio nuotraukų, naršiau Google paveikslėliuose. Galiu pasakyti, kad rusai... Tiems, kurie gali skaityti rusų kalbą, aš esu 50% rusas. Jie siūlo reanimaciją. Vau, tai labai progresyvu. O viršuje kažkas panašaus į DIC paslaugas. Nežinau, ką tai reiškia. Bet nesiruošiu sakyti daugiau pokštų apie rusus. Rusų medicinos mokslininkai daugumoje atveju yra šviesmečiais toliau nei daugelis kitų. Aš ketinu vėliau šiais metais vykti į gerontologijos institutą Sankt Peterburge. Sankt Peterburgas man reiškia labai daug, nes ten mano proprosenelio Dmitrijaus Mendeljevo garbei yra įkurtas muziejus. Ketinu jį aplankyti. Gerontologijos institute dirba vienas iš geriausių šio amžiaus medicinos mokslininkų profesorius Vladimiras Havinsonas. Jo pavardė nedaug jums ką sako, tačiau jis laimės Nobelio premiją už savo pasiekimus medicinoje. Vienintelė priežastis, dėl kurios jis dar nėra gavęs šio apdovanojimo, yra politika. Apdovanojimo skirimo procedūra faktiškai yra politinė. Žmonės, kurie nusipelno ją gauti, negauna, o kai kurie nenusipelno, gauna. Kas buvo paskutinis gavęs Nobelio taikos premiją? Barackas Obama. Žmogus, kuris prarado daugiau gyvybių, nei visi Nobelio taikos premijos laureatai kartu sudėjus. Havinsonui Nobelio premija turi būti skirta už jo sukurtą technologiją, kuri originaliai buvo atsakas į amerikiečių karinius lazerius, darančius neigiamą poveikį akių tinklainiai ir ilgam apakinančių žmonės. Kągi padarė Havinsonas? Jis sukūrė peptidinius bioreguliatorius. Ne laboratoriškai sukurtus, nebrangius. Jis sukūrė natūralius produktus. Visa eilė produktų, kurie atkuria audinius. Įjungia sveikimo procesą pačiu nuostabiausiu būdu.
Aš tikiuosi, kad išauš diena, kai mes panašius produktus galėsime pradėti gaminti čia, Zinzino, jei gausim licenciją, žinoma. Tai vienas iš mūsų tikslų. Štai tada mitybos medicina bus pakylėta į kitą, aukštesnės kartos sveikatos priežiūros lygmenį. Aišku, kol kas mes esam pačioje pradinėje savo tikslo siekimo stadijoje, bet tokie yra mūsų tikslai. Grįžkite į kasdienybę. Kas nutinka ištikus rimtai bėdai, kai atvažiuoja greitoji medicinos pagalba? Ką geriausiams gali pasiūlyti šiuolaikinė medicina? Nelabai daug. Intensyvios terapijos palata, kur ligonis guli su daugybė prijungtų laidelių. Jį nuolat stebi, matuoja kraujo spaudimą, registruoja gyvybinės funkcijas, stengiasi, kad žmogus išliktų gyvas. Tačiau daug žmonių intensyvios terapijos palatose miršta, dažnai nuo gydymo. Ten pavojinga vieta. Tarkim, jūs laukiate operacijos. Jums bus persodinta širdis, pakeistas širdies vožtuvas, įsodintas naujas inkstas. Tai brangu, intensyvu ir labai pavojinga. Ligoninės pavojinga vieta dėl daugybės priežasčių. Ne tik dėl medikų klaidų, kurių tikrai pasitaiko, bet dar ir dėl to, kad ligoninėse apstu antibiotikams atsparių mikroorganizmų. Gydytojai tikrai mane supras ir pritars, jei pasakysiu, kad susidariusi padėtis yra grėsminga, įtampa nevaldoma. Kuo daugiau antibiotikų naudojame, o ligoninėse juos tikrai naudoja, tuo atsparesnės tampa bakterijos. Ligoninės yra atsparių mikroorganizmų židinys. Jei ligoninėje pasigausite infekciją, linkim sėkmės. Tarkime, kad jūs liekate gyvas po operacijos, po intensyvios terapijos. Kas toliau? Greičiausiai, jei sergate lėtinę ligą, jums bus paskirti vaistai visam likusiam gyvenimui. Beje, tai puikus verslo modelis. Farmacijos pramonė jį labai mėgsta. Tačiau niekas negali jūsų pagydyti, net jei ir norėtų, dėl to, kad pradeda ne toje vietoje. Kuo ilgiau jūs gerite bet kokius vaistus, tuo labiau nuodijate savo organizmą. Nekokia strategija. Ligonius, kurių gyvenimas eina į pabaigą ir yra palaikomas vaistais, mes gydytojai vadiname užburtų ratu. Mes tik šiek tiek prailginam jų gyvenimą, tačiau kainuoja tai labai brangiai. Nepaisant vis didėjančios priklausomybės nuo vaistų, mes nelabai žinom, ką darom. Taip moko medicinos universitetuose. Toliau šitaip gyventi negalima. Tai beprotiškai brangu ir visiškai neefektyvu. Tiesa, jei jūs manote, kad mes esam nesveika karta, palaukit, kol užaugs mūsų vaikai. Jie visais aspektais sensta greičiau už mus. Nesportuoja tiek, kiek sportavome mes. Žaidžia kompiuterinius žaidimus, užuot laipioja medžiais. Galbūt Skandinavijoje yra truputėlį kitaip, tačiau Britanijoje būtent taip. Jungtinėse valstijose ir visose kitose urbanizuoto šiuolaikinio pasaulio dalyse. Ligas, kurių galime tikėtis dėl nesveiko gyvenimo būdo, mūsų vaikai patirs daug dažniau ir jaunesnėme amžiuje. Mano kolegos, remdamiesi tuo, ką mato, yra įsitikinę, kad ateinančios kartos negyvens taip ilgai, kaip mes, nes negyvens taip sveikai, kaip mes. Nors ir mes negyvenam nei sveikai, nei ilgai. Padėtis jau yra bloga ir vis sparčiai blogėja. Taip mano vedantys specialistai geriausi savo srity. Visai netolimoje ateityje. Daugės diabeto atvejų, o kartu širdies ir kraujagyslių susirgimų, vėžinių susirgimų, senatvinės silpnaprotystės atvejų, nes diabetas spartina senėjimą, didina inkstų ir kepenų ligų tikimybę, aklumą, kraujagyslių ligas. Galėčiau vardinti ir vardinti. Mes jau esame atsidūrę ties bedugne. Jau esam priversti dėti visas pastangas, kad visuomenės sveikatos našta taptų bent šiek tiek lengvesnė. Šitas kelias veda į žlugimą, toliau jų eiti negalima.
Mes nebeturime lėšų taip elgtis. Pertraukos metu kalbėjau su žmogum, kuris sakė, kad Danijoje jau pasiekta ta kritinė riba, kai šitos naštos pakelti nebeįmanoma. Britanijoje padėtis tokia pat bloga. Sakyčiau, pusė sveikatos institucijų jau yra techniškai bankrutavę. Amerikoje padėtis dar blogesnė. Graikijoje ir Ispanijoje, ačiū ES sprendimams, šimtai tūkstančių žmonių negauna jokios medicininės pagalbos. Grįžkime prie idėjos apie skubę medicinos pagalbą. Kuo čia dėtas dribsnių dubenėlis? Na, kad jūs prajudinti. Leiskite priminti, jei žinojote, jei ne, žinokite, kad dauguma žmonių infarktas ištinka per pusryčius. Kodėl? Jei esate atlyginimo vergas ir dirbate nuo 9 iki 5, keldamasis rytais patirėte stresą, tai sąlyginis refleksas. Vežti į mokyklą ar darželį cypiančius vaikus yra neypatingai malonus darbas. Per ilgą laiką jūsų nervų sistema įsidėmė, kad rytas sunkus metas, kada patiriamas didžiulis stresas. Tenka stovinių teismo spūstyje, ginčyti su vaikais. Net jei viskas gerai, jei rytas normalus, kraujo spaudimas vis tiek pakyla. Tačiau žmonės, gyvenantys kaimiškose vietovėse, net 7 ar 8 dešimty yra sveiki. Jų kraujo spaudimas rytais nekyla. Taip nutinka tik mums, kuriems jau yra išsivystęs sąlyginis refleksas, būtent taip reaguoti į rytinį stresą. O esmė yra ta, labai ilgai, prieš tam nutinkant, labai ilgai, prieš ištinkant infarkto priepuoliui, lūžus klubo sąnariui, insultui ar atsirandant pirmiesiems vėžinio susirgimo požymiams, buvo ilgas išoriškai nematomas periodas, kurio metu, jei atidžiai pasižiūrėtumėt, jei būtumėt išanalizavę savo gyvenimo būdą, mes galime jums parodyti. Jūs galite ir savarankiškai pastebėti, kad liga formuojasi po truputį, palaipsniui. Ir jei pakoreguotumėte savo gyvenimo įpročius, labai mažais pakeitimais, pirmųjų ligos požymių nebūtų atsiradę. Jų išvengti labai lengva, jei žinot, kaip tai padaryti. Infarkto link einama 20, 30, 40 metų. Tai labai ilgas ir lėtas procesas. Jei prasidėjus krūtinės skausmams, jūs einate pas daktarą, jis jūsų ligą pamato gerokai pavėlavęs. Liga jau progresavo. Tuo metu, kai jūs ateinate pas gydytoją su šešėliu rentgeno nuotraukoje, jei esate rūkalius, vėžinės ląstelės tyliai dauginosi 5-10 metų, gal daugiau. Daktarai, kad ir kokie kompetitingi būtų, kad ir kaip greitai įsivaizduotų sureagavę, visada atsiduria pavėlavusių gretose, visada per vėlai, visada per mažai. Priemonės, kurias jie turi, nebegali spręsti tų pagrindinių problemų, kurios ir sukelia ligą. Jie gali gydyti tik ligų simptomus. Gydytojai neturi vaistų lėtinėms kraujagyslių ligoms gydyti. Nėra vaistų nuo vėžio ar senatvinės silpnaprotystės. Mes galime tik palengvinti kai kuriuos simptomus. Štai ką mums garantuoja ilgaamžė farmacijos pramonė. Mes pradedam suprasti, kad beveik visas lėtinės ligas, o gal ir iš tiesų visas, sukelia lėtinis uždegimas. Ar jūs žinote, kaip lengva yra sustabdyti lėtinį uždegimą? Gera žinia yra ta, kad laiko klaidoms ištaisyti yra užtektinai. 10, 20, 40 metų, kol greitoji atsidurs prie jūsų durų. Štai kodėl labai svarbu įspėti kaimyną dabar, kol jis neserga, kol neištiko krizė. Jei elgsitės teisingai, krizė neištiks. Tai daug efektyvesnis ir pigesnis būdas visuomenės sveikatai gerinti. Gerinti jūsų šeimos sveikatai, gerinti jūsų pačių sveikatai. Užgesinkite liepsną. Viskas labai paprasta. Taip, mes turime uždegimą mažinančių vaistų. Yra pagrindinis medicinos ir daktarų įrankis, bei prekė jau daugybę metų. Tačiau jie yra ir viena pagrindinių priežasčių, dėl kurio žmonės atsiduria ligoninėse. Vaistai nuodija organizmą. Žmonės gulasi į ligoninės ir miršta dėl įvairiausių ligų, sukeltų nuo toksiškų vaistų.
Žmonės gulasi į ligoninės ir miršta dėl įvairiausių ligų, sukeltų nuo toksiškų vaistų. Mes žinome, kad ilgainiui nuo jų didėja rizika susirgti širdies ligomis. Uždegimą mažinantys vaistai neišeitis. Jie yra labai toksiški. Tai kągi daryti? Jei elgsimės teisingai, ar labai sumažės tikimybė susirgti? Ar tikrai audiniai atsinaujina? Taip. Reikia nepamiršti, kad gyvi audiniai nuolat keičiasi. Sąnariai, kaulai, kraujo kūneliai, odos ląstelės. Viskas nuolat kinta, atsinaujina, senas ląstelės pakeičia naujos. Šiandien jūs nesate tame pačiame kūne, kuriame buvote prieš 10 metų. Atrodote daugmaž panašiai. Tačiau visi audiniai, visos ląstelės yra pasikeitusios. Duosiu 2 pavyzdžius. Pirmas – kremzlinės sąnarių audinys. Antras – cholesterolis, užkemšantis kraujagyslės, dėl kurio šiais laikais labai padidėjo mirtingumas. Įsivaizduokite sąnarį, kuris yra užpildytas kremzlinio audinio. Gali būti klubo ar kelio sąnarys. Tai nėra labai svarbu. Kremzlė nuolat dyla ir nuolat atsinaujina. Sveikame sąnaryje dylančio ar atsinaujinančio kremzlinio audinio kiekis yra vienodas. Išlaikoma dinamiška pusiausvyra. Sąnarys atsinaujina pats savim pasirūpina. Tačiau jei jūsų gyvenimo būdas toks, nuo kurio uždegiminis procesas didėja, kremzlinis audinys nyksta greičiau. Tarkim, sunyksta 10 tam tikrų kremzlinio audinio vienetų, o jos pakeičia tik 5. Vadinasi, per dieną 5 netenkate. Nedaug. Tačiau tai reiškia, kad 20 ar 30 metų kremzlinis audinys vis plonės ir plonės, kol vieną dieną jis taps toks plonas, kad pradės skaudėti. Tada jūs skubėsite pas gydytoją. Jis pasakys, kad jums pasireiškia pirmieji osteoartrito požymiai. Nesąmonė. Jūs 20 metų sergate osteoartritu, bet tik dabar pajutote ligos simptomus. Gydytojas išrašys uždegimą mažinančių vaistų. Dar po kurio laiko atsidursite ligoninėje, jei ne kapinėse. Būna ir taip. Tai kągi daryti? Prisiminkime omega-3 ir polifenolius, kurie kuo puikiausiai mažina uždegimą ir tuo pačiu lėtina kremzlinio audinio praradimo procesą. Jei pridėtume dar kelias sudedamąsias dalis – gliukozaminą, kalogeną ir kitas, atsinaujinančio kremzlinio audinio kiekis dar padidėtų. Per dieną prarastumėte 5 kremzlinio audinio vienetus, tačiau juos pakeistų 10 naujų. Tai reiškia, kad kiekvieną dieną jūsų kremzlinio audinio padaugėja 5 vienetais. Iš lėto, po truputį, mėnesis po mėnesio, metai po metų kremzlinio audinio vis daugėja, jis regeneruoja. Tai manoma pasiekti teisingai pasirinkus papildus, subalansavus maistinės medžiagas. Vaistai čia tikrai nepadės. Aš nuolat matau tokių atvejų. Toks būdas yra nerizikingas ir netoksiškas. Ta patį galima pasakyti ir apie ateromas. Kitaip, aterosklerozinės plokšteles, kurių randama daugybė žmonių arterijose. Tai dinamiškas procesas. Ateromos nuolat kaupiasi ant kraujagyslių sienelių ir nuolat yra pašalinamos. Jei šie 2 procesai subalansuoti, tarkim, kasdien ant kraujagyslių sienelių atsideda 10 tam tikrų cholesterolio vienetų, bet 10 ir išnyksta. Tai viskas tvarkoje. Jūs neturite ateromos. Ar jei neturit nedaug ir jų nedaugėja. Jums viskas gerai. Sveikatos problemos jums nekainuoja. Tačiau mes gyvename ne taip. Mes tikrai negyvename gerai. Šiuolaikinė maisto pramonė ir daugybė kitų priežasčių mums tai garantuoja. Negauname užtektinai omega-3 ir polifenolių, uždegimą mažinančių medžiagų, kurios yra labai svarbios, kad aterosklerozinės plokštelės nesikauptų. Daugybė mūsų valgome tokią dietą ir gyvename tokį gyvenimo stilių, kuris skatina ateromos formavimąsi. Tokie dalykai kaip rūkymas, ir tai visi žino, skatina širdies kraujagyslių ligas. Greitas maistas.
Kodėl greitas maistas atsirado čia? Ogi dėl to, kad greitam maistui paruošti reikalinga labai aukšta temperatūra. Labai aukštoje temperatūroje susidaro policikliniai angliavandeniai, kurie didina uždegimą. Kuo daugiau greito maisto ar mažos maistinės vertės maisto valgysite, tuo lėtinis uždegiminis procesas didės. Kuo didesnis uždegimas, tuo daugiau arterijose susidarys aterosklerozinių plokštelių. Jei valgote maistą, kuris ačiū tarptautinėms maisto gamybos kompanijoms yra gausus omega-6, tačiau turi per mažai omega-3, uždegiminis procesas taip padidės ir ateromos susidarys dar greičiau. Taigi laipsniškai. Iš lėto aterosklerozinės plokštelės kaupiasi. Ir štai jūs susirgate širdies ir kraujagyslių liga. Ar gydytojas šitai jau žino? Ne, nes jums nepasireiškia jokie simptomai. Bet jūs sergate, nors vis dar jaučiaties gerai. Sakykime, jūsų gyvenimo būdas ir toliau nesikeičia. Po 5 metų ateromų dar padaugėja. Gali būti, kad pradėsite jausti vieną kitą simptomą, o gal ir visiškai nieko nejausite. Tarkim, vis dėlto nueinate pas gydytoją. Širdies ir kraujagyslių liga gerokai pažengusi, tačiau gydytojas šito nežino. Jis ar jį nusprendžia. Nėra simptomų, nėra krūtinės skausmų, nėra infarkto, jūs sveikas. Bet taip nėra. Jūsų kūnas jau serga. Ir kuo toliau, tuo labiau. Prasideda krūtinės skausmai, ištinka pirmas infarktas, ir atvažiuoja greitoji medicinos pagalba. Atrodo, nelaimė išnyro iš giedro dangaus. Netikėtai žmogų užklupęs infarktas man prilygsta medicinos nesėkmei. Gydytojai, greitosios pagalbos darbuotojai, chirurgai, atšuoliavę kaip raiteliai, į pagalbą labai brangiai kainuoja. Tai yra medicininių išteklių švaistymas, nes tuo metu, kai jie atskuba, mūšis jau būna pralaimėtas. Gali būti, kad mano nupasakota situacija puikiai tinka ir jums. Ko gero, jūsų kraujagyslės jau susikaupė ateromos. Nes gyvenate vakarietišką gyvenimo būdą, nors kol kas simptomų ir nejaučiate. Nebent žinoma, esate protingas žmogus ir vartojate subalansuotą zinzino aliejų. Kągi daryti? Reikia didinti omega-3 ir polifenolių kiekį, pavyzdžiui, vartojant balansą zinzino aliejų. Ir žinoma, atsisakyti rūkymo, nebevalgyti greito maisto, sumažinti omega-6 kiekį. Jei visą tai darysite, ateromos kraujagyslėse tikrai nesikaups. Ji tikrai nesikaups, ponai ir ponios. Vienintelis dalykas, ką ji darys, tik mažės. Mes matome tai nutinkant atvejais po atveju. Kai kas iš jūsų žinote, aš domėjausi Viktorijos laikų gyvenimu. Tuo metu žmonės širdies ligomis nesirgo. Nes nevalgė greito maisto, mažai rūkė. Jie vartojo daug omega-3, daug polifenolių ir nesirgo širdies bei kraujagyslių ligomis. Nėra jokios priežasties, kodėl jūs turėtumėte sirgti, kodėl jūsų draugai ir jūsų kaimynai turi sirgti taip pat. Pats tinkamiausias laikas tai pasakyti yra dabar, kol infarktas neištiko. Kol gydytojas nediagnozavo pirmųjų ligos požymių, kas iš tiesų reiškia, kad jūs ir jis labai smarkiai pavėlavote. Viskas paprasta. Lėtinės ligas sukelia lėtinis uždegiminis procesas. Paminėsiu kai kuriuos jo požymius. Pavyzdžiui, kraujuojančios dantenos, išsiplėtusios venos, padidėjęs kraujo spaudimas. Daugeliu atveju aukštas kraujo spaudimas reiškia, kad jūs turite lėtinį uždegimą, kuris kenkia kraujagyslėms. Jeigu jūs turite lėtinį uždegimą, reiškia, kad pusiausvyra tarp ateromas kaupiančių ir taip reikalingų jas naikinančių jėgų yra sutrikusi. Ateromas naikinančios jėgos silpsta, lieka tik kaupiančios. Kraujagyslės vis siaurėja ir siaurėja. Kraujo spaudimas kyla ir kyla. Tai ir yra lėtinio uždegimo požymis. Aišku, yra ir kitų, bet jie subtilesni. Patys įvairiausi laboratoriniai tyrimai yra brangus ir invaziniai. Kas visą tai lemia? Jūs žinot, kas lemia. Gyvenimo būdo faktoriai. Leiskite paklausti, kiek porcijų daržovių ir vaisių per dieną rekomenduoju suvalgyti sveikatos priežiūros specialistai? 6? 5? Gal daugiau?
Tarkim, 5-6. Žinot, nėra jokių įrodymų, kad tai sveika. Visiškai jokių. Gal šiek tiek turi įtakos širdies ir kraujagyslių susirgimų mažinimui, tačiau vėžinių susirgimų prevencijai neturi jokios įtakos. Jei kalbėtumėte su tikrais ekspertais, pavyzdžiui, Tufto universiteto, jie pasakytų, kad norint iš tiesų sumažinti širdies ir kraujagyslių, vėžinių bei kitų susirgimų riziką, per dieną reikėtų suvalgyti 10 vaisių ir daržovių porcijų. Priežastis, dėl kurios vyriausybės rekomenduoja 5-6 yra ta, kad jūs tik tiek įstengiate įsigyti. Ir tai yra tiesa. Tik tiek dauguma žmonių gali įpirkti. Vadinasi, mums būtinai reikalingi tinkami papildai, kuriuose yra reikalingų medžiagų. Ir kuo mažiau greito maisto, kuo mažiau saldžių gazuotų gėrimų, mažiau saldumynų ir kepto maisto. Mums reikia laukinių žuvų omega-3 ir polifenolių. Štai kas pakeis jūsų kūno būklę nuo uždegiminės iki neuždegiminės. Štai tokiomis sąlygomis veikimo procesas, kurį jūsų kūnas puikiai vykdo pats, ims dominuoti. Dabar jūs pradėsite atnaujinti pats save. Kraujo spaudimas nebekils, ateromos kraujagyslėse ims nykti. Sąnariai taps lankstesni. Aš tikrai mačiau ne vieną tokį atvejį. Tai tos pačios studijos, kurias jums rodžiau anksčiau. Jei vartosite ingredientus teisingai, polifenoliai ir omega-3 čia kritiškai svarbus. Žinoma, gyvenimo būdas taip pat yra labai svarbu. Viktorijos laikų dieta mums sako, kad 9 iš 10 infarktų, insultų, vėžinių susirgimų gali būti išvengta labai paprastai ir neskausmingai. Paprasta strategija. Kodėl mes šitaip nesielgiam valstybės lygmenį? Dėl to, kad šitaip nesigauna pasipelnyti. Negali priešintis farmacinių kompanijų lobistiniai galiai, sveikatos draudimų industrijai ir ministrams, kuriems priklauso. Jūs negalite pasipriešinti. Tačiau žiaurios ekonominės tikrovės esam priversti susimastyti. Vis daugiau kolegų gydytojų, o taip pat ir politikų, su kuriais man kartais tenka dirbti, pradeda suprasti. Permainos prasidėjo seniai, tačiau procesas ilgas ir labai lėtas. Man prireikė 40 metų darbo, kad tapčiau žinomas per vieną naktį. Įprasta istorija. Taigi, nedelskite įspėti savo kaimyną dabar. Nelaukit, kol atsitiks nelaimė. Nepataisoma nelaimė. Skubėkite dabar. Kol dar galima ką nors pakeisti, kol mes galime sau leisti keistis. Parodykime kaimynams teisingą kelią į gerą sveikatą. Nepamirškite, pasirūpinkite ir savo sveikata. Ačiū, kad klausėte.